Marijampolės ir Alytaus, spalio 27 dienos popietė įsimins ilgam, nes tądien po šių dviejų miestų mergaičių krepšinio komandų draugiškų rungtynių vyko išskirtinis susitikimas su Marijampolės Sūduvos komandos nariais ir pačiu Lietuvos krepšinio rinktinės simboliu Juozuku. Pasakyt, kad aš nelabai atsimenu, kas čia atėjo? Kas čia? O čia? Sandra Valentavičiūtė. O kas čia? Andra, jo. Mano veidą, vaikai. Ar jūs matėte kada tokį veidą? Aš jaudinuosi, žinokit. Tokių brangių svečių ir gerus mes čia dar nesam turėję. Čia pirmą kartą toks susitikimas pas mus vyksta. Irgi norėjau žaisti krepšinį, o jūs labai laimingi, jeigu jūs iškart priėmė. Manęs nepriėmė. Garastas, pats treneris, jeigu žinot, ateidavo ir sako, jis mažas, tu per mažas, negaliu tavęs imti. Mums reikia žolėlį. Tai jūs Liepaitės džiaugitės, kad jūs papuolėte jau į krepšinį. Kalbant treniruotės arba vieną. Kalba treneris ir triukšmas būna tada, kai dirbam gynybai. Tada turite kalbėti, kad garsiai tada būna. Aš labai linkiu, kad jūs mergaitės papultumėte olimpiadą. Nes kol kas moterų komanda, atsiprašom, jūsų labai nebuvo. O olimpiada tai yra tikrai kažkas pasakas. Sūduvos komandos žaidėjos kartu su Juozuku jaunosioms krepšininkėms dalijo patarimus, kaip siekti rezultatų bei kaip tapti gera krepšininkė. Juozuką, žinai? Jo. Ir kaip tau Juozukas patinka? Jo. Man jisai patinka, nes jisai pagrindiniausias krepšininkas. O ką žinai apie Juozuką? Kad jisai pradėjo nuo 40 metų treniruotis ir viskas. Į daug dar šalių važiavo, kiek girdėjau. Labai malonu, nes tikrai labai matosi susidomėjusios mergaitės, merginos kai kurios ir taip šiltai priėmė ir tikrai, šiaip labai linksma. Kokių patarimų davėte jaunosioms krepšininkėms? Kaip ir kiekvienam čia sportininkui galim tik linkėti užsispyrimo, stiprybės, nenuleisti rankų, tokie, kaip ir visiems, kaip sakant. Sakyk, ar pavyko nusifotografuoti ir gauti parašą Juozuko ar kitų Sūduvos krepšininkių? Pavyko. Pavyko ir ar patinka tau? Jo, žiauriai. Tokios Sūduvos atėjimas, pasirodymas, pabendravimas to paties Juozuko, ką reiškia merginoms pabendravimas ir iš arti pamatyti tuos žmonės, kur galbūt per televizorių mato kitą kartą? Aš manau, tai vis tiek suteikia motyvacijos vaikams, sužino kažką, pagaliau prisiliečia prie žmogaus, pasidaro nuotrauką į savo asmeninį albumą. Tai yra motyvuoja vaikus labiau užsiiminėti krepšiniu ir žaisti šį nuostabų žaidimą.